Kas turi daugiau skaidulų? Obuolys ar šokoladas? Po mano video žmonės rašo ilgus komentarus apie vaisių naudą. Pavyzdžiui, vaisiai turi daug skaidulų, saldumynai neturi skaidulų. Patikrinkim šitą faktą. Populiariausia Lietuvoje vaisiai – obuolys, apelsinas, bananas – turi apie 2,5 gramo skaidulų 100 gramų. Geras šokoladas turi 15 gramų skaidulų. Tai yra 6 kartus daugiau negu vaisiai. O tamsesni šokoladai su daugiau kakavos turi dar daugiau skaidulų. Ir bent trečdalis šitų šokolade esančių skaidulų yra tos pačios rūšies, kaip ir vaisiuose esančios skaidulos. Tai kaip suprasti tokius drąsius komentatorių pareiškimus, kad vaisiai turi daug skaidulų, o saldumynai neturi skaidulų? Problema yra tokia, kad vis daugiau žmonių neturi kritinio mąstymo. O be kritinio mąstymo nesusiformuoja ir gilesnis supratimas bet kurioje temoje. Šiuo atveju mityboje. Mes nebetikrinam informacijos. Prieš kalbėdami apie skaidulas net nepasidomim, kas yra skaidula, kodėl jų yra vaisiuose, kokias funkcijas skaidulos atlieka augaluose. Bet šitų žinių neturėjimas kažkaip visai neatgraso komentatorių nuo noro mokyti kitus. Atrodo, kad paviršutiniško supratimo užtenka tam, kad jau laikytum save kaip turinčių ką pasakyti. Ir dėl to socialinė erdvė yra pilna klaidingų mitybos rekomendacijų, nes noras mokyti kitus yra kur kas didesnis už norą mokytis pačiam.